Šiandien bus memo apžvalga, šiandien darysime pirmą istorijoje memo apžvalgą mūsų Reddito live on stream ir paskui jinai karpysis į epizodą. Tai galiu paaiškinti dar plus jo. Tai ta memo apžvalga, kuri turėjo išeiti į mano pagrindinį kanalą, kuri jau neišeina, man atrodo, 2 mėnesiai. Ir čia sekė geros 5 minutės labai nerišlių paaiškinimų, kodėl toks milžiniškas laiko tarpas skiria šią ir paskutinę, o tai yra pirmąją memų apžvalgą mano YouTube kanale. Jeigu jūs tikrai domintų tokie pasteisinimai, jūs būtumėte prisijungę į transliaciją mano Twitcho kanale 20:30 kiekvieną sekmadienį. Nu gerai, beveik kiekvieną sekmadienį. Kelintą mes rytoj grįžtam į Vilnių? Su visais. Kelintą mes rytoj grįžtam? 12. Nakties? Taip. 12 nakties. Dėl to streamas persikelia į pirmadienį. Tuo tarpu paraleliniai visatai. 1200 apvautų, aš nepamenu, kada mes paskutinį kartą turėjome tokią populiarią publikaciją. Dirbtinio intelekto turime sugeneruotą vaizdo klipuką, kad paralelinėje visatoje Zelenskis vieną iš žabtus užvažiavo Donaldui Trumpui. Ir mes turime 4 raportus. Ačiū moderatoriam, kurie praignorino visus 4 raportus. Dar vienas, irgi mėnesio senumo. Donaldas Trumpas labai romantiškai laiką leidžia sūkurinėje vonioje su Vladimiru Putinu ir taurele šampano. Tikriausiai nuostabu, absoliučiai puikus vaizdinys, kurio niekam iš mūsų nereikėjo pamatyti, bet ačiū labai. Nepilnametis šiaulietis programišius reketavo Indijos įmonę. Oho, tokį turėjom. Iki teisminį tyrimą atlikę Šiaulių apskrities vyriausios policijos komisariatas kriminalinė policija pareigūnai nustatė, kad 17-metis kaltinamasis įtariamas prievartavo vieną Indijos Respublikos švietimo technologijų įmonę. Wow. Yra loras mūsų Discord'e apie šitą visą. Aš norėjau jau pasakyti, kad aš nenustepčiau, jeigu tas žmogus žiūri mūsų streamą dėl to, kad pas mus yra pilna raketų mokslininkų ir programuotojų. Čia vienas mūsų buvo. Čia gal rimtai vienas mūsų buvo. Discord'e labai daug su juo diskutavote? What the fuck? Aš suprantu, kad tai nusikalstama veikla ir aš kaip ir negaliu tokios skatinti, raginti ir taip toliau, bet Šiauliai yra tikrai. Šiauliai yra. EUAID parama Amerikonijai. Čia susijęs su to bairio, ne, kad kažkurio metu Amerikoje buvo labai didelis shortage'as kiaušinių iš tikrųjų. Man atrodo, kad su paukščių gripu buvo susiję iki tokio lygio, kad liktais iš tikrųjų amerikiečiai prašė kiaušinių iš ES, ne? US interested in Lithuanian egg imports. Bird flu in the US has set egg prices soaring. Tai nors ir sukurtas šitas vaizdinys yra su dirbtiniu intelektu, bet praktiškai tikro gyvenimo scenarijų jisai atitinka 1:1. Va ta gėdos lenta, kurios aš ieškau, kada čia penktadienį, kur ten draskiausi ir man reikėjo surašyti sąrašą žmonių. Šitos asmenys mes jau esame nekartą aptarę. Elementari, buitinė, primityvi 5 kolona. Ir mes jiems negalime užleisti komunikacinės erdvės. Mes turime su jais kovoti ir kovoti negailestingai. Kovoti ir kovoti negailestingai. Gitanai, kas pasirašė ant šitos fucking koalicijos? Bilietai atspausdinti, žmona susiruošus. Lagaminė gintarinės sąsagos iš Seimo sandėlio. Lėktuvas pas Maską, Remigijus žmona. Labai įdomus memo formatas, niekada nesu tokio matęs, bet nuostabu, puiku ir va vėlgi, tai yra, nu jau šiai dienai tokia gana pasenusi aktualija, bet visgi galime papildyti savo memų kraitį. Vis dėlto skemas veikia. Tuoj būsiu, seniuk. Sveiki, Remigijau. Aš Nigerijos princas. Turiu jums gerų naujienų. PM. Dar turėtumėm tikrai turėti kokio mėnesio senumo Remigijaus Žemaitaičio memų šleifą. Dėl ko aš džiaugiuosi iš tikrųjų. Pastaruoju metu kai kas Gražulį ir Žemaitaitį sieja. Nu kas dabar? Abu gavo laiškus iš anonimo su kvietimu į Ameriką. Man patinka, kad TV3 rado būdą šitą Petro reportažą vis tiek privesti prie Remigijaus Žemaitaičio ir vis tiek visiems primint, kad jo, mes turime absoliučiai visišką makaką išsiuntę į Europarlamentą, bet nepamirškim, kad čia vietoj turim analogiškai nuostabų primatą. Vat šitą. Labai gerai. Viskas su to yra gerai. Ypatingai, kai mes buvom paupdatinti su naujų skemo, ant kurio jisai pasimovė. Žemaitaitis 3 kartą. Bet čia jau būtų per gerai, ar ne? Realiame gyvenime taip nebūna. Taip, ir šitas laiškas buvo netikras. Savitarnos apaštalas. Aš savitarnoje bandantis nuskanuoti čekį ir išleisti visus. Su visais memais, kurie yra buvę apie Lidlo savitarnos kasų tą išėjimą, aš niekaip negaliu apginti to dalyko. Sorry, hebra, man tai yra geriausia parduotuvė pasaulyje, bet aš esu matęs milijoną žmonių, kurie tiesiog nesugeba iš ten išeiti.
Tai šitas memas labai gerai tai iliustruoja. Kiekviena šalis turi savo istorinį palikimą. Prancūzija, Tunisas, Italija, Ispanija, Libija, Kroatija. Ir mes turime savo stadioną. Tada, kai vasario gale dariau memo apžvalgą, buvo gal 3 ar 4 irgi memai su Vilniaus stadionu. Kažką būsiu praleidęs, kad ta tema pagyvėjo šių metų pradžioje kažkodėl, bet aš nežinau kodėl. Ar vėl atsinaujino kalbos apie vėl kažkokį tai finansavimą ir vėl statybos? Nors nacionalinio stadiono Vilniuje nėra, bet ginčiai, ar jis turi būti, tęsiasi. Valdžios keičiasi, sprendimų priėmėjai keičiasi, o kalbos vis tos pačios. O dieve, koks šitas geras 20 dienų senumo. Aš jį mačiau kažkur, man atrodo, Facebook'e. Selektyvus intelektas. Su visa pagarba, bet čia tikriausiai bandoma iliustruoti statistinį pensininką. Neapgausit mūsų, viską mes žinom, kas jūs remia sorošiniai, arba mes žinom, kad jūs remia sorošiniai. Tačiau, aišku, dirbtinio intelekto sugeneruotas, iškeptas milžiniškas arklys Facebook'e. Oi, kokia šaunuolė mergaitė. Nu čia labai žiauriai trū, labai geras man šitas memas. Lukašenkas. Siūlo Trumpui savo naudingasias iškasenas. O pala, kažkoks šiaip tai buvo gibairis su Lukašenka ir bulvėm. Skundėsi, kad bulvių kaina pakilus ir kokybė bloga. Teisingai, bulvių nebeturėjo. Ir liepė ministrams ar kam ten sutvarkyti bulvių kainas. Kažką antrašių lygmenyje su tokio matęs, skaitęs ar girdėjęs. У нас картошки нет. У нас картошка насколько подорожала? Межсезонный период, рост цен на картофель какой? Василий Николаевич, разберитесь и внесите предложение, выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Sveikas Remigijau, čia Michaelas Jacksonas. Aš tau rašau į savo privačios paskyros. Aš nesu iš tikrųjų miręs. Ar gali atsiųsti man $600, kad galėčiau sugrįžti į Jungtinės valstijas ir kurti daugiau muzikos? Pasiturintis lietuvis uždirba 1200 eurų į rankas. Prabangus būstas kainuoja nuo 20 000 eurų. Pasiturintis lietuvis – prabangus būstas. Kame čia bairis? 20 000 eurų Vilniuje nenusipirksi net sandėliuko dviračių. Vienu žodžiu, viskas, ką aš čia matau, šitame meme, Palucką, kurio aš nemėgstu, ir Sysą, kurio aš nuo penktadienio nebemėgstu. Tai jūs pasiryžęs geriau tada atsisakyti pareigų? Aš dar pagalvosiu, man čia, yra principiniai dalykai, kai kurie. Yra principiniai dalykai, tai tiesiog turėkime griežtą procedūrą. What the fuck, Sysai? Man tai pabarabanu, kad tu kažkokių principų turėt. Tai jeigu tu turi turėti clearance slaptinai informacijai, tam komitete yra slaptinos informacijos, fuck out of that komitetas, nu? Va žiūrėkit, viena kolona, antra kolona, trečia. Aš matau tik 3 kolonas. Kodėl Sysas tiesiog debilų dabar apsimeta? Standartiniai lietuvių virėjų receptai. Lietiniai blynai, miltai, pagal skonį pienas, pagal skonį kiaušiniai, pagal skonį cukrus, pagal skonį druska, pagal skonį maišyti iki norimos konsistencijos. Būtent dėl to aš visą laiką visiems savo receptams naudoju ChatGPT ir prašau labai tikslių duomenų. Aš neturiu skonio, aš neturiu skonio, aš neturiu skonio, aš neturiu skonio, aš neturiu skonio ir aš neįsivaizduoju, kokios konsistencijos aš iš tikrųjų noriu. Aš noriu, kad išeitų kaip yra receptų knygutė. Tai man turi būti viskas labai tiksliai. Įdėjau vandens, kad būtų skiščiau. Įdėjau miltų, kad būtų tirščiau. Įdėjau vandens, kad būtų skiščiau. Įdėjau miltų, kad būtų tirščiau. Įdėjau vandens, kad būtų skiščiau. Įdėjau miltų, kad būtų tirščiau. Įdėjau vandens, kad būtų skiščiau. Ir taip pamaitinau 50 žmonių. Jungtinės Rusijos valstybės. Ach, štai, prašau, priėjome prie aktualijų. Labai gerai, dabar bus daug žmonių triggered. Taip, tiesa, labai daug priimamų sprendimų Trumpo administracijos yra labai palankus Kremliui ir Kremlius pats labai atvirai apie tai šneka. Kremlius sako, kad Jungtinių valstijų užsienio politikos pokyčiai pilnai sutampa su Kremliaus vizija. Medvedevas džiūgauja Twitter'e po kiekvieno Trumpo administracijos sprendimo. Čia visiškai teisingai. Ir todėl mes turime štai tokį memą ir štai tokį vizualą. Labai įdomi vėliava. Puiku. Krentančių vatos ir acto bombų garsai po 4 metų su koncertais, po 4 mėnesių su Remyga. Prašau, menas ir menininkas. Labai gerai. Nejaugi nebus apie šitą avariją kakadų reportažą. Šis žmogus, Davidas Zvonkus, neseniai supylė draugo mašiną. Tas draugas Stano. Proteininiai produktai Lidl'e geriausi by far. Su to visiškai sutinku. Apskritai proteininė linija Lidl'e yra žiauriai gera. Bet kodėl mes dabar Lidl'ui darom reklamą vidury, memo apžvalgos nežinau. Ir ta proga, what the fuck? Aš taupantis pinigus likus 2 savaitėm iki algos. Lidl kibiniukai. Ok, bro. Nu, čia viduramžių memas. Manau, jisai užsiskaito. Manau, jisai tinka. O, vakcina nuo vatnikų memas labai gerai. Remyga nespaudžia stabdžių. Sako, suprato, kad ten ne Agnė, tačiau pasiteisinimą kilometrinį vis tiek parašė. Kodėl musė nutupė ant tokio augalo? Pelės turėtų gėdytis pakliūdamas tokius pastus. Lokiai, kaip tai įmanoma? Sveiki, Remigijau, jūs buvote pasirinktas paveldėti karaliaus rūmus. Eilinis Žemaitaičio apsidūchinimas. Ir vėlgi sakyčiau, kad čia yra mėnesio senumo aktualija, bet Remigijus ką tik vėl apsidūchino. Jis tiesiog negali nustoti dūchintis. O, turim dar vieną Lidlo memą. Kautynės dėl paskutinio pikantiško
gigantiško kibiniuko. Wow. Aišku, aš suprantu, kad čia yra su dirbtiniu intelektu sugeneruota, bet šiaip tiesiog jie tai atrodo, beje, Vytaras vėl. Ar nebus taip, kad Vytaras visus šitos tada sukūrė? Ponios ir ponai, rezultatai, ar šiuo atveju teigiami atsiliepimai nemeluoja. Priešais jūsų akis pirmosios 3 prizinės Lidl legendinių viduramžio memų konkurso vietos. Kaimynas iš kitapus gatvės, maždaug 45-50 be viršutinės drabužių dalies, žvelgia per mano langus, kasgi čia vyksta, ir jis atrodo labai smarkiai patrikęs. Su dideliu džiugesiu kviečiu šių memų autorius susisiekti su manimi dėl prizų. Nuo šiol, jeigu kas nors manęs dar paklaus, kuo aš užsiimu, tai aš jiems tiesiog parodysiu va šitą video. O jūs, mėly žiūrovai, kviečiu užsukti į Lidl. Ok, šitas pavyko iš pirmo karto. Niekas. Žemaitaitis oro uoste, žiauriai geras šitas memas. Koks aš kaušas. Kai pamatai tą nesiprausiantį kolegą. Viktoras Organas kartu su Kauno meru dar viena rusų kekšė. Buvo renkami jau 8 kartą metų žodis ir metų posakis. Žmonėms labiausiai patiko, krabas yra patys, žinote, kas galite mintise pabaigti šitą frazę. Krabas yra rusų kekšė. Donaldas ir kiti. Turime dar tą patį šleifą iš garsiojo Zelenskio apsilankimo Baltuosiuose rūmuose. Ar neironiška, kad Ukraina JAV susitikimas buvo trumpas? Nice. Visą laiką džiaugiuosi, kad tokių dar turime. Labai gerai. Labai tikiuosi, kad mūsų škėmos memas niekada nenumirs. Lietuva. Aš niekada tau nepasakiau ačiū. Anonimas. Tau niekada ir nereikės. Ai, čia Žemaitaičio vėl. Yra mėnesio senumo už tas memas ir jis vis tiek aktualus, nes Remigijus vėl, atsiprašant, tiksliau, buvo atsiprašom dar kartą. Anonimo. Tai yra mūsų vietinis Batmanas. Tikrai taip. O, turime eilėraštį. Rožės raudonos iš lovos išlipame teisingą koją. Maskvoje po sprogimo liepsnoje skendo Putino limuzinas. Vis garsiau kalbama apie Kremliaus lyderio paranoją. Gražus eilėraštis ir man pritarė 260 brangios Reddito bendruomenės vartotojų. Labai gerai. O dieve, jes, gerai. Tikrai penktadienį nespardėm to negyvo arklio. Oi, nebus vedybų, nebus. Nepriversi mergą manęs. Oi, tikrai nevesiu tavęs, panelė, ir pabėgsiu aš nuo tavęs. Meskino susiranda bičą, kuris rūko žolę ir geimina. Jos bičas rūko žolę ir geimina. Meskino. What the fuck? Aš manau, kad jie išsiskyrė ne dėl to, kad jis rūko žolę ir geimina, ok? Bet juk aš galiu jį pakeisti. Jei gal visiškai netrukdė tai, kad jisai rūko žolę ir geimina. Aš manau, kad jie išsiskyrė ne dėl to, kad jisai rūko žolę ir geimina. Kažkoks labai įdomus memo framingas. Aš atsiprašau, bet turėsiu užtarti išsiskyrėlių porą. Žemaitaitis gauna žinutę iš Armino Van Bureno. Sveiki, čia Arminas. Didelis didžėjus, žinai. Aš pamečiau savo kreditinę kortelę. Gal gali atsiųsti pinigų, man reikia pasigauti skrydį į savo kitą... į savo sekantį pasirodymą. Nesakyčiau, kad Remigijus susiparintų gavęs tokią žinutę. Jisai visų pirma pradėtų konsiderint, kiek čia realu, kad jam parašė pats Arminas Van Burenas. Ir kiek čia dabar reikės atseikėti jam pinigėlio, kad Arminas galėtų suspėti į savo kitą pasirodymą. Į šitą ketvirtį memo reikėtų įdėti tokį teigiamai susijaudinusi Remigijų, aš manau, labiau negu užsiknisusi. Daima 25 Emilio ir Demiko beef when. Aš visiškai neturiu dėl ko beefinti su Emilio, what the fuck. Kodėl jūs norite beefų vietose, kur net neįmanomi yra beefai? Kaip Demiko atrodė prieš tai buvo, nu, ta prasme, nušliužas kažkoks. Atrodo, sraigį iš kiauto ištraukė ir tą kiautą sutraiškė. Ta prasme, jį buvo pasikvieskit pas savai. Ta boba jį buvo sunaikinus visiškai. Aš mielai ateisiu jūsų podcastą, aš jau esu buvęs jų podcastą. Iščiulpus visus syvus iš jo. Pilkas už akių nėra to žvilgesio, nėra to sielos, nėra to drivo. Jis tiesiog sukišo bobas, visą babkės į bobą, papus sudėjo, lūpas sudėjo ir viskas dėl ko. Aš beje už lūpas niekada nemokėjau. Jeigu ką, tik kad būtų faktinė informacija. Bet ką šitas padarė jam? Jis jam šitas įžiebė jam tą kibirkštį. Jisai paėmė tą kiautą ir tą sraigę atgal įgrūdo ir tą sraigę pradėjo transformuotis, pradėjo eiti crossfitą, pradėjo ryškintis, apsikirpo. Ne crossfitą, bet taip. Ūsus pasidarė. Net seniau ūsai tokie tankus nebuvo, nes... Mano ūsai visada buvo labai tankus. Buvo estrogeną, matyt, kūnas pilnas, tie tešmenys nukarė. Jis praktiškai moteris buvo. Jisai padarė savo bobą, papus sudėjo, bet ir pačiam užauga. Ir kas įvyko dabar? Ta prasme, jis tapo absoliutus čadas, tos skyrybos, jam ir peržiūros pakilo. Man nepakilo joks. Nepakilo jokios peržiūros. Jis kačelinas, juda, jis jaučia kaip
dabar. Seksas trečia treniruotė yra per dieną. Kaip trečia treniruotė, pasižiūrėkit yra. Va, prašau, Kislekas, sėdi, Nu, sorry, Demiko, maladės, aš jį gerbiu, bet aš kalbu, kad, tikrai... Va, matai, mes neturim ko beefinti. Bet, sorry, Demiko, esi maladės, aš giriu tave, Ta prasme, jeigu tu žinau, kad tu klausys tau siūs žmonės dabar. Jums reiktų ne su Maibacho, su jo porno nufilmuoti, su Paul Su Demiko reiktų porno. Demiko, jeigu klausai, parašyk man porno, Galim dviese rūrintis, ta prasme, be narkos. Man tinka. Bet aišku, aš tave tu mane čia. Wikipedia neteisingi pas mane. Tai jisai šiaip geriau už tave atrodo. Nu, pas jį testosterono daugiau. Dabar jau oficialiai jo, bet aš dabar ryškintis pradėjau. Aš kaip po 2 mėnesių atrodysiu ir aš irgi fotosesija. Kaubojus fotosesija. Oi, blemba, jeigu jisai išsiryškintų normaliai, ant sterų, išsiryškintų ir kaubojus fotosesija, holy fuck čia būtų. Kaip ir su Blinkevičiūtė mes turime dar vieną naują frazę. Blinkevičiūtinti. Ką tai reiškia visų nuomonę? Dominika, sutinku, Blinkevičiūtinti yra apgauti arba kaip tu rašai, taip. Ką tai reiškia visų nuomonę? Apgauti. Man atrodo, apgavystės analogas. Apgavystės analogas, štai, prašau. Vidutinis Vilnietis. Galima pasigaidinti arba galima pasižemaitaitinti. Man atrodo, kad tikrai tai turi tapti mūsų kasdienio žodyno dalimi. Vilniaus savivaldybė pabrangino bilietus. Tuo metu. What the fuck? Aš neskatinu, neraginu ir tiesą pasakius atkalbėčiau nuo tokių veiksmų. Ne tik dėl to, kad tai yra toks kaip ir pusiau vandalizmas tikriausiai, bet tiesiog jūs susižeisit, tai yra pavojinga buka ir taip toliau. Bet aš tikiu, kad čia buvo padaryta for the meme. Tikiuosi, kad jie pernelyg toli nevažiavo. Tikiu, memas taps klasika. Nu, šiaip stebiuosi, kad šitas memas sulaukė net 200 teigiamų atsiliepimų. Visai neblogai reikia būti įsigilinus į Trumpo tarifų įvykį, kad suprastum šitą memą. Trumpas muitus įvedė ir saloms, kur gyvena tik pingvinai. Ja, prezidento Donaldo Trumpo paskelbtos prekybos karas palėtė ir grupę negyvenamų ledyno dengiamų vulkaninės kilmės salų netoli Antarktidos, kuriuose gyvena vien pingvinai. Prekiams pritaikyti 10% tarifai galioja ir šiai bevaisiai teritorijai. Tai labai sofistikuotas memas, aš labai džiaugiuosi, kad jisai turi net 200 teigiamų atsiliepimų. O, pagaliau, atvyko į New Yorką, nuskrido į Vašingtoną. Žemaitaitis 5 minutės iki žadintuvų. Jau jisai skrenda į New Yorką. O, koks geras memas. Rusijos agresija, Paluckas, Lietuva. Russia won't attack us on my watch. O dieve. Visa Rusijos, bet kokie, nežinau, deputatai, bet kas galvos, oligarchai, Putinas, bet kas. Tiesiog Paluckas? Lemon Jimas. Okay. Tiesiog Amerika normalizavo Zighailą, niekam neberūpė. Ateinu į Lidl TikTok, ko man reikia, akcija Lidl Kibinam. Geras memas, geras memo formatas. Seniai nemačiau tokio, puikiai panaudotas. Ir viduramžių. Evoliuciniai skirtumai, įprastas Lidlo mėgėjas, tipinis, kokia siaubingai diskriminuojanti kastų skirtis. Bet šiandien aš jau šiek tiek šikau ant Norfos. Iš visų parduotuvių, kas tikrai turi fucking kvapą, tai yra Norfa. Tai gal ir į temą. Lidl kasininkė, aš 1 minutė po 8 su alučiu. Tikriausiai tenka grįžti prie lentynos. Arba pakeisti nealkoholinių. Atsargiau reikėtų, kai įkiši galvą į Lidl duonos pjaustiklėlę. Ai, vat ir tai būna. Jo, neįkiškite ten nei galvos, nei rankos. Bet Lidl duonos pjaustiklėlė yra vaibas. Dar tada, kai valgydavau batoną, nebevalgau batono jau kurį laiką. Oh my god, who the hell cares? Visą laiką susumėsdavau ten suspjaustyti. Geriausias pokštas Lietuvos istorijoje anonimas prieš Žemaitaitį negaliu nesutikti. Tikrai vienas geriausių, jeigu ne pats geriausias pokštas. Taip. Derybos dėl taikos Ukrainoje išspręstos. Analogijos arba metaforos kontekste juokinga, bet bendrai žinant, kad tokia yra realybė, tai yra tiesiog žiauru, aš neturiu ką pasakyti. O Jėzau, koks geras, labai gerai, labai patinka, taip, apvautas iš karto iš manęs keliauja. Sveikinama Taivano su oficialiu JAV pripažinimu kaip nepriklausoma valstybė neturinčia ryšių su autoritarinė ir tariamai komunistinė Kinija. Taivanas yra tiesiog pažymėtas kaip atskira šalis toje tarifų lentelėje. Tai a win is a win, I guess. Pasimsim bent šitą laimėjimą, ar ne? Rusija, aš nebijau nieko, bet tas daiktas. Fucking Paluckas. Jis mane gazdina. Šitas memas yra Palucko šlapės sapnas. Paulius metęs crossfitą 2058-ieji. Šiaip nemeluosiu, tikrai yra panašumų. Nebūtinai metęs crossfitą, tiesiog 58 man bus gana daug metų ir šis vyriškis net ir po šiuo švarku gali būti tikrai puikios formos. Paulius žiūri ir galvoja, tėti. Yra panašumų tikrai, bet manau, jisai tankesni, plus what happened here?
Nebus vedybų, nebus, nebereikia man jau tavęs. Susirasiu aš gražų ir turtingą, ir abu dainuosime mes. Oi, nebus vedybų, nebus.